Strėlė skrenda į pasaką. Na, Lepečkoji spręštai tokį uždavinį. 3 meškinai kopinėjo 9 avilius. Kiek avilių kopinėjo 1 meškinas? Neskubėk ir gerai pagalvok. Ir vėl Lepečkoji nepadarei namų darbų. Nesugebėjai spręsti paprasčiausio meškiško uždavinio. Kaip tau negėda? Nesuprantu, kaip galima nesimokyti? Pavyzdžiui, aš, kai lankysiu mokyklą, visą laiką ruošiu namų darbą, gausiu 1 dešimtukus, netgi 11. Tania, Tanička, padėk mums. Kam jums? Man ir Koliai Pugavkinui. Mums reikia žaisliuko. Tokio kaip tavo meškinas. Lepečkos? Aha. Jis nubaustas už tai, kad neparuošė namų darbų. Labai prašau. Visa mokykla prašo. Tik neskriauskit jo. O jis dar mažas. O kartais nežinai, kiek jis sveria. Ką? Nieko. Spėju, ne mažiau pusės kilo. Pusės ko? Kur tu? Kur? Į startą. Dėmesio. Pradedame ilgiausio skrydžio varžybas. 1 numeris – Krekždė. Konstruktorius Vasė Repčikovas. Į startą. Viskas gerai, Kolia. Radau. Šitas meškinas lygiai pusė kilo. Iš pradžių norėjau paprašyti dramblio, bet jis labai didelis. Septintas numeris – Kometa. Konstruktorius Vova Galkinas. Į startą. Aštuntas numeris – Strėlė. Modelis su keleiviu. Konstruktorius Kolia Pugavkinas. Į startą. Strėlė atsilieka. Neapskaičiavau apkrovos. Strėlė toliau visų. Valio!
Pamanyk, toliau visų. O jei tau būčiau dramblį atnešęs? Strėlė, nuskridusi 15 kilometrų, nusileido draustinyje pasaką. Jei nesurasite strėlės, rekordas atiteks kometai. Mano kometa rekordininkė. Rekordininkė. Rekordininkė, rekordininkė. Aš laimėjau. Valio! Vyručiai, reikia padėti Kolei surasti strėlę. Padėsim. Žinoma, padėsim. Eime, drauge. Į ekspediciją eisime aš, Kolė ir jo geriausias draugas Vova Galkinas. Kad net nežinau. Kažkaip jau sudėtingai skamba. Ekspedicija. Aš žinoma eisiu. Bet tai tas pats, kaip adatos šieno kupetoje ieškoti. Oi, kaip baisu. O tau nebaisu, Vova? Tu tikriausiai labai drąsus. Juk išgelbėsi lepečkoje, ar ne? Ša, miegok. Mielas Vovočka, išgelbėk mano meškiuką. Ir aš daugiau neliesiu nei tavo knygučių, nei dažų, nei rašalo. Jei neisi miegoti, rytoj pasakysiu mamai. Ne veltui sakoma, nežinia, ką čia gali sutikti. Senelė pasakojo, kad pelkėje gyvena žalčių karalius ir giriniai. Visos senelės tai pasakoja mažiems vaikams. O tu dar ne senelė. Stot, atėjom. Atėjom. Draustinis pasaka. Atėjom. Nieko ypatingo, paprasčiausias kalbantis varnas. 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 Imk, užkask. Ačiū. Bet juk tu nieko nesuvalgei. Aš nealkanas. Čia ne meškinas. Meškinai viską valgo. Viską. Tikriausias meškiukas tik kaprizingas ir rykščių jam. Kur meškiukas? Štai, kartais ne jūsiškis. Nerimavom, kad nebūtų pasimetęs toks meilutis. Šitas žinoma ne mano. Bet gaila mažylio. Matot, koks kaprizingas. Tėvai išlepino, paskui dėjuoja, nieko nevalgo, pasimetė. Rykščių jam, rykščių. Ar tokia miške strėlę surasi? Jūs kaip norit, o aš toliau neisiu. Tu tiesiog įsigandai, kad iš tavęs atims rekordą. O tu savo strėlės niekada nerasi.
Ei, geriau namo, Vovka. Kaip matau, visai nenori mums padėti. Kodėl nenoriu? Bet kaip norit. Nors aš nebijau. Pamanyk tik. O jeigu aš pasiklyščiau? Labai man čia reikia svetimo modelio ieškoti. Tegu patys ir ieško. Vova! Au! Atėjom! Iš pavydo tą ekspediciją susigalvojo. O aš su jais ėjau, ieškoti padėjau. Kas buvo, pražuvo. Pavaikštinės ir grįžt tuščiomis. O aš jau namie būsiu. Sveiki! Čia dabar kas? Kur aš? Negi iš tiesų pasiklydau. Pasiklydai. Pražuvau. Pražuvai. Pražuvau. Bobikai, čia tu. Bobikai, kaip mane radai? Eime greičiau namo. Tavęs atėjau. Kolė liepė tave surasti. Kas tai pasakė? Aš, Bobikas. Kaip tu? Tu kalbi? Na, paprastai aš loju arba urzgiu, bet čia užburtas miškas, pasaka. O pasakose visi žvėriai šneka. Eime greičiau. Kur mes eisim? Mano puikiai uoslė, o ypač kotletams. Kokie dar kotletai? Jei moki šnekėti, bent niekų nepaistyk. Nors aš tik šuo, bet šneku ne šiaip sau. Šiandien Kolios mama pusryčiams jam į kišenę įdėjo kotletą. Dabar aš tiek kotletą, tiek Kolę bet kur surasiu. Vis dar užuodžiu jo kvapą. Ak, neturėjau vargo. Teks eiti. Grobi pramiegojai, vis klauk, vykis. Kur grobis? Suėsk juos, suėsk. Kas tau, Bobikai? Atrodo, pėdsakus pamečiau. Kaip tai pametei? O kaipgi tavo puikiai uoslė? Uoslė tai puikiai, bet Kolė. Ką, Kolė? Negaliu eiti toliau. Kolė suvalgė kotletą. Pražuvom. Kas ten? Bobikai, žiūrėk. Visi vaikai ir jų mamos žino, kad šeštadieniais ir sekmadieniais 12 valandą tik per TV8 prasideda linksmiausias laikas. Mėlynkepuris pasiruošęs išmokyti jūs įdomiausių akrobatinių triukų. Mamos savaitgaliais kepa pyragus, o mažyliai smalsauja ir mokosi žiūrėdami linksmą animaciją Pokojus.
Visus norinčius smagiai leisti laiką net ir atostogoms pasibaigus, kviečiame į Bitę. Čia įsigykite Nokia Asha su išmaniojo telefono funkcijomis. Jame net 40 žaidimų, Facebook, elektroninis paštas, internetiniai pokalbiai. Gaukite viską, ko reikia, kad būtų smagu ir po atostogų. Bitės išmaniųjų mokykloje paruošta naudoti Nokia Asha už gerą kainą ir dar 100 minučių, 400 žinučių ir 50 megabaitų tik už 15 litų per mėnesį. Mums pasisekė, kad turime reiklius klientus. Jūs leidžiate mums tobulėti. Bitė. Tai urbonai. Jie nežinojo, kurią skaitmeninę televiziją pasirinkti, todėl paskambino į Viasat. Mes atvykome ir įrengėme skaitmeninę Viasat televiziją su sporto, filmų, dokumentikos ir kitais kanalais. Dabar vienintelis šeimos rūpestis sutarti, ką žiūrėti. Daugiau kanalų, pasirinkimų ir pramogų. Dabar geriausias laikas skaitmeniniai televizijai Viasat, nes pirmi 3 mėnesiai aktyvavimas bei įrengimas nemokami. Susisiekite su mumis, o mes viskuo pasirūpinsime. Viasat. Pramogos paklūsta tau. Laikas į mokyklą kartu su JISK. Tik iki rugpjūčio mėnesio pabaigos. Anatominis memory čiužinys už pusę kainos. Arba ortopedinis balance čiužinys tik už 179. Daugiau informacijos JISK LT. Euforija jį nubėgus išlieka ilgam. Danske Banko Vilniaus maratonas. Generalinis rėmėjas. Pagrindiniai rėmėjai. Rėmėjai. Žiūrimiausia televizija TV3. Megzk pažintis, nes Labas nuolat stato. Šįkart nemokami SMS į visus Lietuvos tinklus savaitį. Užsisakyk dabar. Labas. Laisvai. Linksmai. So glad we made it. I'm so glad we made it. Give me some loving. Give me some loving. Every night and every day. Jei veiksmas tavo kredo, tuomet čia tavo apsauga. Antiperspirantas Silver Protect su sidabro jonais, kurie kovoja su bakterijomis ir taip apsaugo kūną nuo prakaito kvapo. Neįveikiama apsauga su sudėtyje esančių sidabrų. Silver Protect iš Nivea Fomen. Tai, ko nori vyrai. Jiems neįmanoma atsispirti. Nemokamai skambink, pildyk draugams ir siųsk SMS į visus Lietuvos tinklus, užsisakęs planą SM. Įvaldyk jį pigiau nei bet kada, vos už 2 litus per mėnesį. Pildyk. Visi žinome, kad vaikai panašus į savo tėvus. Nosies forma, ausų dydžių, akių spalva. Na, o štai jų charakteris toli gražu gali skirtis nuo mamos ir tėčio. TV8 pristato naują laidą, kupiną žaidimų, viktorinų ir naudingų specialistų patarimų Mano vaikas, kuri padės geriau pažinti savo vaikus, jų poreikius ir įpročius. Kiekvieną darbo dieną Mano vaikas. Tik per TV8. Ar tu papirkai teisėjus? Mados pasaulis kupinas intrigų ir pagundų. Ar Forresteriai laimės konkursą? Nutrauk šias nesąmonės. Aš noriu būti su tavimi. Kaip pasikeis Brooke santykiai su Taylor dėl Ridžo neištikimybės? Kas tavęs pasiilgo? Ar vestuvės planuojamos dėl finansinės naudos? Pasakysiu kai ką, kas jūs labai nustebins. Nepraleiskite nė akimirkos, žavus ir drąsus. Kiekvieną darbo dieną 3 po pietų per TV8. Kaip visuomet, žavingoji Marta pasiruošusi mus nustebinti. Stalo papuošimai, maisto gamyba, kepta vištiena, mažieji mūsų broliai ir net Disnėjaus personažai, kurie nuteiks mus itin šventiškai. Pratęskime šventę su Martos Stewart Show. Darbo dienomis 4 popiet per TV8. Mums, moterims. Seneli, seneli, mes pasiklydom. Iš pradžių aš, paskui jie dingo, o dabar
O kas tokie būsi? Ir kur traukia? Aš Vova Galkinas, gyvenu kaime. O čia... Bobikas! Vau! O aš Senis Girinis. Pasakoje gyvenu, pasakas augau. Čia visi stebuklai ir nebūti dalykai surinkti. Yra net tai, ko nėra. Štai taip. Nenusimink, Vova. Pailsėsi pas mane, arbatos atsigersi, pasakų paklausysi ir namo grįši. O čia toli iki kaimo. Mes Kolios ieškom, mūsų draugai dingo. Šit kaip. Tada Vova pats spręsk, kur keliauti. Namo panorėsi, kelią parodysiu, draugus surasti nutarsi ir čia pagelbėsiu. Pažvelk į stebuklingą veidrodėlį. Jis visą tiesą pasakys. Žiūrėk, Bobikai, visai kaip televizorius. Mūsų Vova gelbėtojas. Jis į ekspediciją išsiruošė. Būrys jį pasiuntė. Vova pats drąsiausias, nieko nebijo. Jis išgelbės mūsų lepečkojį. Jis šaunuolis. Negaliu grįžti namo. Eisiu draugų ieškoti. Šaunuolis, šaunuolis. Draugystė visų svarbiausia. O kadangi esi toks geras draugas, aš tau padėsiu. Pasiimk į kelią stebuklingą veidrodėlį, nematomą kepurę ir stebuklingą kamuolėlį. Jis tau kelią pas draugus parodys. Vilkas! Kur tas? Tavo draugelis. Draugelis? Matai, labai drovus, nedrįso su tavim susipažinti. Šit kaip? Gaila, nes aš ne iš droviųjų. Kągi. O tu kas toks? Šuo, beveik. Medžioklinės? Na, kol kas tik šunytis. Kągi, tada aš tave surysiu. Mano tėtis vilkšunis sakė. Vilkšunis? Taip, jis papjovė 100 vilkų. 100! 100, neskaitant lapių. O tu čia tik vienas vilkas? Vienas. Gaila, namie teks pasakyti, kad papjoviau tik vieną vilką. O jo kailį. Įspręskite štai tokį uždavinį. 3 meškinai kopinėjo 9 avilius. Kiek ovilių kopinėjo 1 meškinas? Tu. Подумай хорошо. Neskubėk ir gerai pagalvok. Visų
visus avilius kopinėjo. Tanios meškinas. Mūsų lepečkojis. Bobikai, atnešk lepečkojį mano seseriai, jo labai reikia. Bijau. O dar vilkšunių vadinasi. Štai tau nematoma kepurė, nebijok. Lokė tavęs nepamatys. Kur pradingai? Aš čia. Vos pasprukau, na ir pikčiurna, vos man uodegos nenukando. Ką tu? Ji labai gera. Visai kaip Tania. Mano Kolė taip pat labai geras, moko mane visokių triukų. Ir mane Tania vis moko ir moko. Aš jau ant užpakalinių letenėlių stovėti moko. Pažiūrėk. Ir ant priekinių moko. Štai taip. Kolė sako, kad aš labai gabus. O aš ne. Tania sako, kad mano galvoje vienos pjuvenos. Beje, tai tiesa. Ji visada sako tiesą. Pradingo bobikas. Pasimetė nematoma kepurė. Likau vienutėlis. Nieko. Einu pas draugus ir pasakysiu. Netyčia pasiklydau. Vova! Vovka! Au! Visą ekspediciją sugadino. Dabar teks grįžti be strėlės. O jam tai kas? Jis liks nugalėtoju. Negaliu be Vovkos grįžti. Jis mano geriausias draugas. Tiesa, draugas svarbiau už bet kokius rekordus. Draugas svarbiau už bet kokius rekordus. O aš... Rekordas! Rekordas! Gyveno miške du siaubūnai. Varnas ir apuokas. Visi jų bijojo. O bijojo be reikalo. Nei galia, nei protu jie nepasižymėjo. Tik tai pavydu ir pagieža. O, senas pažįstamas Vova. Na ir kur dabar trauki? Nežinau. Kaip tai? O kur tavo draugai? Neradau jų. O kur tavo tas ciucikas? Pabėgo. Nematomą kepurę pamečiau. Ir veidrodėlį. Ir kamolėlį. Na kągi. Padėsiu tau dar kartą. Tik susitarkim. Klausysi kiekvieno mano žodžio. Palauk, nebegaliu eiti toliau. Ko taip atsilieki? Man koja baigia nukristi. Vovka ją nutraukė. Tania siuvo, bet siūlai... Negaliu tavęs nešti dantyse. Man
Man tai trukdo sekti pėdsakais. Suprantu, bet ką daryti? Ropškis man ant nugaros. Šitai egliai jau 1000 metų. Aukštesnio medžio visame pasaulyje nerasi. Oho, kaip dangoraižis. Nuo jos viršūnės visa pasaka matyti. Jei nori savo draugus pamatyti, lipk. O jei ne, palydėsiu tave namo. Ne, dar anksti namo. Bet kaip man ją užkopti? Na, teks pačiam galvą pasukti. Aš čia nepatarėjas. Tegu tau valia ir sąžinė pakužda, ką daryti. Strėlė. Kolios rekordas. Kas ten? Štai kur slėpiesi, geltonakė pabaisa. Seniai tavęs ieškau. Nei Vovkos, nei Bobiko, nei strėlės. Kaip mes draugams į akis pažiūrėsim? Nežinau. Kas ten? Mūsų strėlė. Valio! Dabar tu nugalėtojas. Kolka! Valio! Valio! Nėra ekipažo. Pradingo lepečkojis. Ekipažas sveikas gyvas. Kas? Kas ten? Čia mes. Ekspedicija. Kelkis, Vovka. Eime strėlės ieškoti. Žinoma, eisiu. Draugystė visų svarbiausia.